Dar vienas šautuvas. Huben K1, pats vienas moderniausių, galingiausių šautuvų vorinių, kokių yra padarytų tik tais. Tas visas stokas padarytas iš karbono, kad lengvesnis būtų. Bet minusą turi tokį, kad biški braižosi ir jeigu numestum, sulaužytum greičiau. Iš 625 kalibro apie 100 džiaulių gaunasi. Reguliatorius apie 165 barus sustatytas ir tas power wheel čia reguliuojasi. Vėl turiu taikinį dabar 60 metrų pasidėjęs. Bandysiu pataikyti, žiūrėsiu kiek čia, kokia ta grupė pavyks. Kasetė neišsiima šito, sėmė auto, tai rotacinis tik tai pakeli ir užtaisinėjai po vieną įsikiša šovinį. Biški nelabai patogu yra, bet šaudyti smagu paskui, kai nereikia užtaisinėti kiekvienų šūvių. Žiūrėsim, kaip taiklumas gausis. Šimusilės kažkokios pult pradėjo. Kaip tie youtuberiai tos video padaro visus tokius gerus. Kai pats bandai kažkokį nesąmonę gaunas. Pradedi šnekėti. Nei į tvorą, nei į mėtą paskui gaunas viskas. Tai jau užtaisyti praktiškai ilgiau užtrunka negu iššaudyti visus šovinius. Huben K1, atstumas 60 metrų, kalibras 625, 635 mūsų kaip skaičiuojasi. Balėt. Šeši 35 milimetrų. Šoviniai 2 gramų. Atstumas 60 metrų. Šaudau su kalimatorium Hulosonu 2 mm raudonas taškelis. Gerai, į centrą biškį dešiniau į viršų, kaip matau lygtai. Kampą kažkur tai griebė. Šiam metro atstumu jau ne tas, kad nori šaudyti su kalimatorium. Jau norėtus optikas tikrai. Delno didžio taikinį.
Nu, pataikiau visus 17 šūvių. Vienas biškį gal ten čiučiut griebė kažkur tik tai kampą. O visi kiti, man atrodo, gana tiksliai sukrito. Reikėtų pažiūrėti ir po 17 šūvių 200 pm barų lieka spaudimo nuo 300 barų. Tai va taip, 60 metrų atstumu. Šiaip labai gerai, labai taiklus šautuvas, jeigu pats būsi taiklus, tai šautuvas bus taiklus. Aišku, dar kaip akis, kaip kas. Tai va. Reikia pamatuoti, dar atsitaisyti porą ir pamatuoti, kokie čia, kiek džiaulių gaunas dabar su šitais šoviniais. Reiks eiti dar prieš matuojant nusidažyti taikinį iš naujo. Pasidaryti nuotrauką to taikinį. Žiūrėsiu kaip atrodys. Reiktų pabandyti dar tą taikinį 100 metrų nusinešti. Pažiūrėti, kas gautų su 100 metrų. Irgi su dronu turiu pamatavęs atstumą dvigubai. Į 100 metrų pabandyti reikės vis tiek, nors gal pataikysiu irgi, manau, ir pažiūrėti, kiek užmesti reikia nuo 100 metrų į viršų. Ar daug reikia ar nedaug reikia užmetimų. Nu, parašiau, užtaisiau. Šovinių galiu eiti nusipaveiksluoti taikinį.